Treneri, šiandien visas rungtynės buvo gana neblogas, bet paskutiniai 2 kėliniai turbūt idealūs, ar ne? Nu, aš manau, kad visos varžybos nebuvo prastos iš tikrųjų. Mes gal pradžią pirmą kėlinuką kažkaip tai, kol įsivažiavom, vis dėlto žaidžiam antras varžybas, išvyko iš karto ir buvo sunku po vakarykščių pralaimėto varžybų iš karto pajust tą žaidimo ritmą, o paskui, aš manau, mes jį pajautėm ir žaidėm tikrai neblogai. Treneri, jeigu atvirai, ar tikėjotės pergalės tokių triuškinančių skirtumų? Važiuoti ir nesitikėti pergalę, tai kam tada važiuoti, ta prasme, o kad tokio rezultato, nu, tai galiu pasakyti tik tai tiek. Žaidė taip, kaip leidžia varžovas. Aišku, šiandien buvo mūsų diena. Mes pataikėm tokius, galim sakyti, darbinius metimus ir tokių sunkesnių metimų, taip kad džiaugiuosi tik pergalę. Prieš rungtynes akcentavot gynybą, tačiau ko gero puolimas šiandien buvo viena kertinių. Aš manau, ir gynyba tikrai buvo nebloga palyginti, kad ir įmetėm jie ten 70 taškų, bet aš manau, mums aišku, padėjo tai, kad mes turim 2 didelius žmonės, kurie tikrai šiandien sulošė neblogai, be abejo, vien tik įskiriant juos aš negaliu, yra visa komanda šiandien dirbo, bet turint tokius žmonės jau gynyboje yra tikrai lengviau. Treneri, pakeitė šiek tiek pakoregavo starto penketą, kaip pats sakė, tam, kad varžovai neįsibėgėtų. Šitas lyg ir pasiteisina, nes pirmas kėlinys buvo toks gana gynybinio stiliaus. Nu, neskaitant ten, man atrodo, 3 minučių, kur mes praleidom tokius lengvus 5 taškus, o šiaip skaitau, kad buvo, aš manau, kad pasiteisina.